Labas. Ar ir tu pastebėjai, kai skalbi rūbų, padžiauni ir ant jų tokie balti milteliai? Kažkada aš juos pirmą kartą pamačiusi pagalvojau, o tu varkė sugedo mano skalbimo mašina, ką man dabar reikės daryti. Nupurtydavau ir toliau džiūdavo. O pasirodo, jokia skalbimo mašina nesugedusi, tai įtakoja skalbimo milteliuose esantis cheminis junginys, toksai kaip zeolitas, kuris skirtas minkštinti vandenį ir jis nėra tirpus vandenyje. O kai aš nupurtydavau tuos baltus miltelius, aš padarydavau savo odai meškos paslaugą. Nes tie likučiai, kurie lieka ant rūbo ir aš dėviu, jie susigeria į mano odą, ypač suprakaituavus. Tai atsiranda įvairios alerginės reakcijos. Deja, dermatologai jau skelbia tokią kaip ir liūdną žinią, nes vis daugiau žmonių kreipiasi pas juos dėl įvairių alerginių reakcijų, kurios išaiškėja, kad nuo skalbimo milteliuose esančių cheminių medžiagų. Tokių kaip fosfatas, chloras, zeolitas, kaip minėjau, baliklis, enzimai įvairūs. Deja, jie mūsų odai nėra draugai. Ypač padidėja vaikų dermatitai, taip pat, kaip ir minėjau, suaugę ateina, kreipiasi ir didėja ši problema. Dėl kokių priežasčių dažniausiai tos skalbimo milteliuose medžiagos sukelia tas alergijas? Tai yra įvairūs kvapai ir dažikliai, kurie irgi yra skalbimo milteliuose, kurie sukelia tas alerginės reakcijas, kai atsiranda niežėjimas, paraudimas, bėrimas. Kaip ir prieš tai pasakau apie likučius, kurie lieka ant audinio, taip, ir kad juos panaikintumėm, mums reikia skalbti net 16 kartų. Tai ar mes tai darome? Ar mes susimąstome, kokią problemą mums suteikia skalbimo priemonės esantis cheminiai junginiai? Taip pat ir kvėpavimo takams nėra labai draugiškas, nes kaip pasižiūrėkite, mes turime tuos skalbimo minkštiklius, skalbimo miltelius, kurie yra labai stipraus kvapo. Ir nuo mūsų rūbo tas kvapas pasklinda į orą ir mes įkvepiame. Ir atsiranda įvairios slogos, atsiranda kvėpavimo sutrikimai, alergijos ir dar pasirodo nuo skalbimo miltelių ir išsausėja mūsų kūno oda. Tai nedžiugios žinios, taip. Ir dar vienas tipsas tiem, kurie yra už gamtosaugą, tai kai mes išleidžiam vandenį su skalbimo milteliais, per nuotekas nukeliauja į vandenis, taip, ir prisideda nuo taršos prie taršos. Todėl aš taip pat turėdama seniau tokią problemą, kad mane išberdavo, ypač kaip patalynė, kai miegi, kai tu suprakaituoji ir atsikeli, tokios raudonos dėmelės būdavo. Ir aš nesuprasdavau, galvoju, o gal aš vakar kažką užvariau, čia gal mano maisto. Tačiau kai atsiranda žinojimas, kur yra problema, tada tu ieškai sprendimo būdo. Ir aš esu be galo laiminga, kad aš tą sprendimo būdą atradau ir štai mano rankose yra probiotinis skalbimo skystis. Kai žinote, kad probiotikai yra labai vertingi tiek mūsų organizmui, tiek mūsų odai. Ir pamiršau tuos baltus miltelius ant savo rūbų, nes jų nebeliko. Ir nebeliko tų bėrimų įvairių ant mano kūno odos, nes naudoju ekologišką, be tų stiprių cheminių junginių skalbimo skystį.
Pliusas dar tas, kad šis skalbimo skystis net padeda skalbimo mašinai neužsiteršti. Tad vertingas tiek mano odai, tiek skalbimo mašinai. Sutaupau pinigų, nes nereikia pirkti tamsiems rūbams skalbimo priemonės, baltiems rūbams, spalvotiems, taip. Galima skalbti visų spalvų audinius. Nedirgina kvėpavimo takų, nes yra bekvapis. Na, bent aš neužuočiu to viso kvapo, man yra bekvapis. Ir šios pakuotės užtenka net 50 skalbimų. Čia kažkuria diena sėdėdama paskaičiavau, kiek man kainuoja vienas skalbimas, kadangi turiu prieigą prie elektroninės parduotuvės, perkuosi savarankiškai, tai pasirodo vienas skalbimas kainuoja 0,57 €. Aš rūpinuosi savo odą, rūpinuosi savo sveikata, nes aš žinau, kas yra alergija. Nežinau kaip tu, ar tau svarbu tavo sveikata, tavo vaikų sveikata, ar tau svarbu, kad skalbimo priemonės kainuotų keletą eurų, nes juk turi didelį šeimą ir labai dažnai skalbi. Ir tau net į galvą neateina, kad gali atsirasti tos problemos. Deja, mūsų oda labai ilgai prisimena visą tai, kas kaupiasi ir palaipsniui, jeigu ne dabar, tai vėliau gali atsirasti alergijos. Ir ypač jautri mūsų vaikų odelė. Jeigu pajautai, kad nori rūpintis savo oda, kad nesukeltų alergijų, ypač mažųjų vaikučių, nes ir mažųjų vaikų skalbimo priemonėse apstu tų cheminių medžiagų. Tad žinai, kur kreiptis. Galiu tau padėti. Buvo vertinga, naudinga, kviečiu pasidalinti su draugais, uždėti širdelę ir komentarą palik žinutę. Ar tau svarbu, kokiomis priemonėmis skalbi savo rūbus, savo vaikų. Tad būkime sveiki, rūpinkime savo odą